Sveikinamės iš Nauru ir darysime tai, ko dar niekad nedarėm šitose tinklalaidėse, tai yra aplink visą valstybę apvažiuosim per vieną laidą, visiškai neišjungdami telefono, nebent jis perkais. Sveiki gyvi, tai yra labai įdomi šalis, papasakosim, kodėl jinai tokia yra išskirtinė. Viena keisčiausių, viena tokių įdomiausių šalių ir viena mažiausių. Tai tik Vatikanas ir Monakas mažesnės pagal plotą ir tik tai Vatikanas ir Tuvalu pagal gyventojų skaičių mažiausia plotų salų valstybė, ne salų, o vienos salos valstybė. Ir tą vienintelę salą mes dabar ir apvažiuosim. Ir iš tikrųjų dabar irgi, kairėje matome pakilimo taką, oro uostą, o dešinėje jau netrukus matysime ir šalies parlamentą, ir muziejų, ir mokyklą, ir daugybę dalykų, kurie telpa tiesiog va. O jūra yra visiškai greta. Čia yra sostinė Arenas. Na, kai kas sako, kad neturi sostinės, čia labiau kaip rajonas, bet ne kaip miestas atskiras. Dabar yra 16:41. Pažiūrėsim, kiek bus, kai vėl privažiuosim šitą pačią vietą, apvažiavę žiediniu keliu visą salą. Tai matom, va čia dešiniai yra sostinė, čia Nauru muziejus, ten yra senų nuotraukų daug iš įvairių laikų. Kairėje pakilimo takas palei visą ilgį. Šiandieną jau žiūrėjome, kaip lėktuvas vienas per dieną maždaug atvyksta, vienas išvyksta. Labai faina yra tokia stebėjimo lėktuvų vieta, kadangi tas lėktuvo atvykimas, tai kaip vienas per dieną tai yra kažkas tokio ir vietinių daug prisirenka pasižiūrėti, kaip tas atrodo dalykas. Taip smarkiai labai skiriasi nuo kitų šalių, kurios tam, ir vėl tai lėktuvai ir vienas kitas antras. Čia dabar matom parlamentą iš dešinės pusės. Tai irgi buvom nuėję. Prezidentūra, parlamentas, ministerijos, viskas čia iš esmės šalia. Tai dabar matosi šičia God's will first, Dievo valia pirma. Tai yra nacionalinis šūkis ir ten yra kitas kelias kitapus pakilimo tako. Tai tas kelias yra uždaromas, kadangi kitaip negali atvažiuoti lėktuvai prie terminalo. Tai paskui pabaigoj šito video, kai apvažiuosim visą salą, pravažiuosim dar tuo keliu ir ten pamatysit, kaip atrodo tas kelias, kai pakelti šlagbaumai, nes šiandien buvo nuleisti, kad galėtų pravažiuoti lėktuvas. Čia gausų jūrinių konteinerių, neįsivaizduojama gausybė šitoje saloje, iš tikrųjų patys gyvenam jūriniam konteinerį, viešbutis yra padarytas iš jūrinių konteinerių. Ir nėra blogai? Nėra blogai, irgi video pabaigoje grįšim namo, parodysim, kaip atrodo toks jūrinis konteineris su vaizdu į jūrą iš vidaus. Bet va dešiniai, kiek jų viens kito sukrūtuo. Kaip mums pasakojo, tai tiesiog atveža prekes tuose konteineriuose ir palieka taip pat ir konteinerius. Mažai vietos, tai pavyzdžiui Maršalo salose panašioje valstybėje buvom, tiek Nauru, tiek Maršalo salos yra toj kultūriniai Mikronezijai, tai ten irgi eina toks kelias šalia pat pakilimo tako ir netelpa vienu metu į tą siaurą salą ir pakilimo takas ir kelias, tai tiesiog taško bangos tą kelią atvažiuoja ir taip atrodo į mašiną toj nuplaus banga. Čia iškart šalia, va dešinėje yra ramusis vandeninas, bet tikrai bangos čia nekart neužtikšta, nematėm nei kartą užtikštančios bangos. Jo, nes čia yra ta sala jau kitokia. Ten yra koralinės salos, tos, kur vos keli metrai virš jūros lygio ir kur vis bijo, kad paskęs nuo klimato atšilimo ar taip kalba, tai čia jau yra aukštesnė sala, čia yra jau 60-70 metrų aukščiausias taškas ir ganėtinai didesnė. O čia yra Welcome to Nauru. Pasveikinimas, dešiniai pusėje surašytos 12 tradicinių genčių ir kiek žmonių tose gentyse yra, kai kurios jau pora išnykusios. Ir ta vėliava Nauru, tai yra tokia su 12, kaip saulė su 12 spindulių, tai kiekvienas iš tų spindulių, tai simbolizuoja tą gentį. Dabar gražus, nuostabus paplūdimys šičia. Čia vienas jų gražiausių paplūdimių, jie patys taip laiko. Bus dar toliau, kitas, kur dar gražesnių laikomas, bet iš esmės jie taip atvažiavus, tai labai panašus, tokios kaip kolonos, uolinės stovi ir smėlis. Tarp tų kolonų, tai toks tipinis Nauru pakrantės vaizdas. Visada tuščia. Turistų praktiškai nėra. Dabar sukim į dešinę. Na, ką susitikom? Pačią pirmą dieną susitikom amerikietį, kuris stengiasi aplankyti visas pasaulio šalis. Čia buvo viso labo vieną dieną, tam, kad gautų antspaudą į pasą. Čia beje tas kelias, kur per oro uostą eina, tai mes juo pravažiuosim paskui, o dabar važiuojam toliau aplink salą. Ir ką tik irgi, pietaudami susitikom Portugalę vieną, kuris sako iš karto jau mums, ar jūs irgi keliaujat
per visas pasaulio šalis. Renkat visas šalis. Jo, tai keliavom, pavyzdžiui, per Latino Ameriką, kai tokie atokesni kraštai, tarkim, Bolivija, Latino Amerikoje, ten ką susitinki, sako, ar jūs keliaujate aplink pasaulį, ten toks tipinis turistas, kur pasiėmęs tą gap year kažkokį vadinamą, ar ten tarp darbų, kokius metus keliauja, tada jau pasiekia visokias Bolivijas, Paragvajus ir panašiai. O šį čia dar kitaip, čia jau dar aukštesnis lygis, čia jau tik tokie, kurie nori kiekvieną pasaulio valstybę aplankyti. Įdomus žmonės, ne vieną susipažinom, aišku, dauguma jau atvyksta čia vienai dienai, paskui vienai dienai Kiribatis, vienai dienai dar kažkas, viena pora tailandiečių sakė, va, Lietuvoje buvom prieš mėnesį, bet sako, jūs iš Rygos, na, tai buvo Lietuvoje, bet net sostinės nesužinojo Lietuvos. Nes tiesiog, jeigu taip kiekvieną dieną po valstybę, nu tai aišku, kad labai susimala viskas galvoj. Dėl to mes iš tikrųjų to nemėgstam, mes norim kiaurai galvą nerti į šalį ir joje pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena, pabendrauti su vietiniais ir išsiaiškinti, kuo toj šalim kvėpuojama. Tai iš tikrųjų mums taip labiau tinka, bet čia tikrai sutinkam daug tokių, kurie kolekcionuoja šalis. Čia matom tokius tipinius šitos šalies vaizdus. Čia jau nebe Jerenas, baigėsi kitas, bet matom, kad tarpų tarp tų miestų nėra ir aplink vidus salos, kur pačioj pabaigoje nuvažiuosim ir į salos vidų. Labai unikalios vietos, kur buvo kasami fosfatai, tokios distopinės vietos, nes tie fosfatai buvo iškasti. Ir kas įdomu, kad šita šalis vienu metu buvo turtingiausia pasaulyje pagal vienus šaltinius, pagal kitus antra pagal turtingumą ten po Saudo Arabijos ar tai Jungtinių Arabų Emiratų. Ir visa tai iš fosfatų. Fosfatai tai yra kilmės išmatų jūros paukščių ir labai gerai trąšoms. Tai vat kasė, bet ką tai reiškia? Tai kad viską iškasė ir iš esmės dabar ten ir nieks neauga, o tie fosfatai baigėsi, jie bandė investuoti iki tokio lygio, kad vienu metu net aukščiausias Melburno pastatas, vadinosi Nauru House, priklausė Nauru, daugybė viešbučių, kruizinių laivų, buvo aviakompanija, kuris skraidė ten ir į Aziją, ir į Ameriką, ir į Australiją, ir tiek turėjo lėktuvų, kad 10% visų Nauru žmonių galėjo susėsti į tuos lėktuvus, tų žmonių dabar 12 000 yra čia. Bet dėja tie verslai nepasisekė. Net musicalą Londone statė Leonardo ir Mona Lizos meilę pasakojantį, bet nepasisekė ir šalis kaip ir bankrutavo ir dabar grįžo atgal, bet aišku vis tiek ten tas fosfatų pramonės liekanas irgi pamatysim. Daug šūkių, keep Nauru clean, nes iš tikrųjų gana šiukšlina dėja šalis, daug kur. Lankytinas vietas irgi, kai lankom, pavyzdžiui, lankytina vieta Ola, nueini į tą Olą, pilna šiukšlių, nuo šaldytuvų iki kolos butelių visko primesta. Matom čia palmės, toks tipinis peizažas Ramiojo vandenyno. Labai įdomi temperatūra, kad naktį beveik neatvėsta. Dieną 29 laipsniai Celsijaus, naktį 28 laipsniai Celsijaus. Ir čia, pavyzdžiui, vis tiek, nors ir aišku ta praeitis, laikai, kai buvo tai turtingiausia šalis, bet ir dabar jinai laikosi ganėtinai neblogai. Iš tos pusės, kad, kas jau buvo padaryta, raštingumas, ten sveikatos apsauga, tie pasiekimai liko, pavyzdžiui, kažkokių tokių lūšnų nelabai pamatysi. Namai jau tokie gana vakarietiški, išskyrus, aišku, jūrinius konteinerius. Bet aš galvoju, mūsų taip jaukiai padarytas, man neglempingas, toli gražu, bet tikrai jau bus kambariukas, ar ne, ir to interneto gausiai, ir ten ir šiltas vanduo, ir elektra, ir lygintuvas, ir virdulys, ir viskas, ko reikia realiai, šaldytuvas, mikrobangė, na žodžiu, ar ne? O va čia man tas peizažas tikrai įstriks atminti, toks Nauru peizažas, tokia pakrantė su tokiam kolonom. Išties išskirtinis. Jo, ir tikrai gražu pasižiūrėt, pasidėt va į tą bangos ten kažkur dūžta toliau ir tada prasideda šitos tokios uolienos. Ir taip atrodo. Ir namai, tai aišku, jie tikrai nėra nei aukšti labai, dažniausiai 1-2 aukštų, arba kaip būna 1-2 konteinerių aukštų. Ir matoma vištų, pavyzdžiui, kai jie labai daug laksto. Jo, ir kiaulių net porą sutikom, kur laisvai vaikščiojo, tai gal ir pamatysim per šį video. Na, čia matom, kad ką tik praūžė šį savaitgalį, kaip tik buvo rinkimai Nauru. Taip, ir matom reklamos dar kandidatų. Nežinom, kada nuims, labai tokia kultūra lėta, jeigu naurietis aptarnauja, tai dažnai labai lėtai pagalvodamas, bet kai pagalvoja, tai pas mus, pas mus tai tu kažką gali padaryti, čia yra gyveni saloje, kurioje 12 000 žmonių, kur iki artimiausios ten didesnės kažkokios salos, tai yra
daugybė tūkstančių kilometrų, daug kas gal neišvykęs, o čia plazda Kinijos vėliava, dešinėje pusėje. Čia yra Kinijos ambasada. Iš tų dvi šalis tikrai turi ambasadas, jau Australija ir Kinija. Ir čia, kai baigėsi fosfatai, tai turbūt pagrindinis dalykas, iš ko dabar uždirba Nauru, tai yra jos nepriklausomybė tiesiog. Tai dabar, pavyzdžiui, buvo taip, pradžioj pripažino Taivaną teisėtą visos Kinijos valdžia, tada Kinija, tada vėl Taivaną ir dabar, neseniai vėl Kinijos liaudės Respublika pripažino teisėtą visos Kinijos valdžia. Aišku, kiekvienas tas pasikeitimas tai yra parama, kurią turi suteikti. Ir kitur, pavyzdžiui, Kosovą vienu metu pripažino, paskui vėl pripažino dabar Abchaziją ir Pietų Osetiją, tai čia Rusija už tai davė paramos $50 milijonų, kiek žinoma. Na tai vat, tokiu būdu iš tos nepriklausomybės užsidirba, žodžiu, nes vis tiek vienas balsas jungtinėse tautose yra. Ar Jungtinės valstijos vienas balsas, ar Nauru vienas balsas, lygiai toks pat vienas balsas. Ir tie 50 milijonų, kitur tu ten paskęstų, kokia ten Vokietija iš vis nereikšminga suma, bet čia pagalvokim, 50 milijonų, 12 tūkstančių žmonių. Tai ką, išeina vienam žmogui, galima padalinti vienam žmogui ten kažkur 5,000. Tai ne tiek ir mažai. Aišku, ta parama, tai, pavyzdžiui, Kinija tai reklamuojasi visur, kad čia kažkoks sporto kompleksas statys, na, žodžiu, kažkokiu būdu tą paramą įneša. Dabar girdėjom, kad Izraeliai nori ambasadą atidaryti Nauru, na tai irgi reikia manyti, Izraelis jau dėl savo paramos nusipirko kažkokį paketą. Galima, aišku, taip kreivai vertinti ir parsidavinėja, kita vertus, o ką jiems daryti, jiems tie visi konfliktai visai nerūpi, jų visiškai neliečia čia, o kažkas nori to kažko ir už tai siūlo daug pinigų. Na tai kodėl jiems atrodo turbūt nepaimtų pinigų, va čia va tas yra laikomas įlanka gražiausių paplūdimių. Ir va čia tas restoraniukas, kur mes šiandien pietavom, o dar užsieniečių atvykę, nematėm jų anksčiau. Čia labai įdomu, kad jeigu pamatai vieną užsienietį, tai dažnai matysi jį ir dar po dienos, ir dar po. Ir iš tikrųjų, nežinau, čia yra dvi kategorijos, tai viena kategorija vieną dieną atvyksta, tai viena susitinki muziejuje tą pačią moterį, o šiandien jau matėm, kaip lėktuvų išskrenda. Jo, taip irgi dažnas modelis. Tai kad pasižymėt, bet yra ir daug dirbančių, pavyzdžiui, šitą restoraną, kur pravažiavom, tai laiko fidžiečiai, daugelį restoranų čia laiko kinai. Na ir kaip mums pasakojo patys tie žmonės, tai kad vietiniai nelabai nori dirbti tokių darbų, čia dar išliko ta tradicija nuo tų fosfatų laikų, nes tais laikais tai buvo kaip Saudo Arabija, Emiratai ar Kataras, kad vietiniai tai valdžia buvo, o atvažiuodavo kiti kastiems ir uždirbdavo pinigus. Dabar tie kiti išvažiavo, bet kita vertus iki šiol dar vietinių dauguma tai dirba valstybės tarnyboje, prižiūri visą šitą. Biurokratinė šalis kaip velnės. Tikrai, aš dabar supratau, kad kodėl taip sunku buvo visą gauti. Nu tai aišku, jeigu tiek pridarbinta valstybės pareigūnų, kiekvienas turi rodyti, kad jis yra svarbus. Aišku, kad prašys popierių ir dar popierių. Jo, iš tikrųjų, lietuviams praškai visas Ramiojo vandenyno salas nereikia vizos. Ir šiaip kitiems irgi, nes čia jie nori to turizmo, bet Nauru išimtis. Ir čia ir tikrai sutikom ne vieną, kur ir sunku tą vizą buvo gauti, nes ta sistema yra tokia, tarsi gauni internetu, bet kai tik tai tiek žmonių, tiek darbuotojų, tai prisibelsti iki to darbuotojo tikrai nelengva buvo, ten kažkas nepataisė e-mailo, tai pradžioje rašiau kažkokių senų e-mailų darbuotojų, kuris nedirba jau, na paskui jau per tuos pažįstamus bendrus, kurie daug keliavę, sužinojom, kam iš tikrųjų reikia rašyti, parašėm ir tada gavom vizą, neprašė prisekt nuotraukos plaučių rentgeno, nes pagal tvarką būtų reikėję dėl tuberkuliozės. Pagal tvarką tai reikia ir policijos pažymos, ir savo paskutinę plaučių rentgeno nuotrauką, nes 2 metai, jeigu nemaišau. Na, daugybė tokių reikalų, o nekalbėkime jau apie tai, kad ką reikia iš tikrųjų padaryti. Tai reikia iš pradžių nusipirkti su Nauru Airlines tikrai nepigius aviabilietus. Jo, čia vienintelės avialinijos skraido, jos jau nebeskraido ten po pusę Azijos ir Amerikos, kaip kadaise, nes būdavo 20% užkrovimas ir kai nebeliko fosfatų pajamų, tai aišku nebeturėjo iš ko finansuoti tų avialinijų, bet dar vis nemažai vis tiek kur skraido ir vienintelės būdas čia atskristi, tai ten apie 800 eurų gal pirmyn atgal iš Fidžio, kas yra, na, kokiai 3,5 valandų kelią. Nepigu tikrai. Taip pat dar išlaidas tu privalai patirti, yra viešbutį, privalai rasti, susimokėti. Tas nebuvo labai paprasta, dirbtinio intelekto pasiprašym padaryti lentelę visų viešbučių Nauru su jų kontaktais, visais kontaktais parašiau. Ir tik vienas atsakė. Tai va su tuo vienu mes ir dirbam, tai kad mes tada jau jam davėm uždirbti. Ir išsinuomodami iš jo tą konteineriuką, ir išsinuodami štai šitą mašiniuką. Mašiniuko nuoma dabar aš galvoju, kiek čia kainavo, 60 eurų už dieną kažkas tokio. Australijos dolerių, tai apie 40 eurų, ar ne? Tai
šičia, aišku, irgi tai gali sakyti, kad uždirba taip naurų irgi iš to savo statuso kaip nepriklausoma valstybė. Nes būtų tokia sala kažkur priklausytų, ten, kuriam, nežinau, Kiribačiai, Maršalo saloms, na tikrai niekas nevažiuotų, jau būtų užsidėję tą čeką kažkur ten Kiribatį ir sakytų, aš jau lankiau tą Kiribatį ir čia būtų tuščia tų turistų, bet kadangi yra ta nepriklausoma šalis, tai tada žmonės traukia. O dabar pravažiuosim dešiniai pusėje bunkeris, matosi va ten dešiniai pusėje. Tai yra Japonų antro pasaulinio karo. Per antrą pasaulinį karą buvo Japonai užėmę, prieš tai ir po to valdė čia Britai kartu su Australais buvo kolonija. Japonai buvo perėmę ir čia nemažai pastatė tų savo įtvirtinimų, tai va šiandien irgi jau ten ir prie tokių pabūklų, ir čia va tie bunkeriai yra, tai prie tokių lankytinų vietų, dabar čia viskas apleista, apšiukšlinta, bet toks primena tą istoriją karo. Man tai juokingiausia buvo, kai muziejų nacionaliniam pasiklausimo, ką reikėtų čia aplankyti ir sako sąvartyną. Čia va daug apleistų pastatų kažkokių kairiai pusėje, viskas lūžę yra. Jo, tai dar pravažiuosim tą vietą irgi šiandieną, tai praktiškai visą salą. Pradžioje apvažiuosim salą, pažiūrėsim, kiek laiko užtrunka, va taip bilietų tempų, jie mato. Aš važiuoju tokiu greičiu, kokiu čia leistina, 40 km/h dažniausiai būna, tai va tokiu tiesiog leistinu normaliu greičiu judu ir pažiūrėsim, per kiek laiko įveiksim salą. Dabar, kai pradėjom, tai važiavom tada maždaug į pietryčius, dabar jau važiuojam į šiaurę, bet dabar jau kelias vėl suksis ir važiuosim į vakarus. Tai iš esmės šiuo metu jau praktiškai pusė yra pusiaukelė aplink salą. Ir kiek minučių? Ir dabar yra 16 valandų 56 minutės, tai kiek apie 15 minučių, ar ne? Neskubant. Jo. Vienas iš tų žmonių, kur susitikom, kur dažnai būna tokie žmonės, kur keliauja ir nori atsižymėti visą šalis, tai mažai galbūt žino, ką kiekvienoje konkrečioje šalyje aplankyti, bet kai nori aplankyti, tai žino, nes reikia aplankyti. Tai žmogus tiesiog sugalvoja apeiti visą salą, ne kažkas konkrečias vietas, bet pėsčias. Na, ir ten jau, sako, per rytą ir apėjau, na tai čia 20... 2 valandas berods jisai truko, ar ne tas vaikinas? Galvoju, gal iš tikrųjų ilgiau turbūt, nes 25 km, tai va, kaip, pavyzdžiui, kai ėjom Šventojo Jokūbo keliu, tai maždaug viena įmo diena. Bet čia jau bėgti gal reikėtų, gal aišku, galima greitų žingsnių. Ne taip kaip Nauriškis, koja už kojas. Jo, šiaip Nauru yra viena didžiausių pagal antsvorį ir ypač nutukimą, tai čia viena blogiausių situacijų pasaulyje. 75% žmonių maždaug statistiškai yra nutukę, čia ne tai, kad turi antsvorį tai virš 90% statistiškai turi. Ir kas blogiau dar jiems, tai 40% cukrinis diabetas. Antro tipo daugiausiai, tai irgi daugiausiai pasaulyje yra. Na, čia yra įvairių teorijų, kodėl taip yra, bet vienas tai dalykų, kur dabar greitai važiuosim pro pagrindinį salos prekybos centrą, tai parodysim, nes kitos visos tai kinų parduotuvės, tai ten, pavyzdžiui, pasakojo mums moteris, kad matė arbūzą, 100 Australijos dolerių, nu tai kažkur 90 eurų, ar ne, gal mažiau šiek tiek, virš 100 dolerių, gal 112, tai kokių ten 60-70 eurų. Na vis tiek. Riešutų pakelis, mačiau 50 eurų, tai va tokie kažkokie sveikesni maistai gali būti labai labai brangus, nors, pavyzdžiui, va ten kokia, Coca-Cola, čipsai, panašus dalykai, tie makaronai išpilami, na tai jie nėra brangus. Tai va yra toks dalykas, kad čia sveikai gyvent, kaip žmonės įsivaizduoja, galbūt tai yra tikrai brangu ir ne visiems prieinama. Bet aišku, ir genetiniai dalykai, galbūt tai dauguma tų jau pačių labiausiai apkūniausių šalių, tai yra būtent čia Ramiojo vandenyno regione. Na, bet ypač Nauru, tai kaip smarkiai nukentėjus nuo tos fosfatų pramonės, tiesiog, kadangi taip išgremžė tą žemę, tai kaip sako, neliko netgi kur daržovių sėti ir auginti. Jo, tai viską reikia įvežti ir aišku, jeigu tai yra kažkas trumpų galiojimo laiku, tai viskas yra brangu, na, čia 50 km per valandą. Greitas. Limitas ir matosi, va, toli ten kažkur dūžta bangos. Šiaip labai gražu, kad yra tų daug va, tokių vietų pasėdėti įrengta. Iš tos pusės tikrai kitaip negu daug kur čia regione. O dabar matom va, kairiai pusėje tas didžiausias prekybos centras, kapelė šeimos, tai čia labai daug kas tai šeimai priklauso, net mūsų viešbutis, man atrodo. Ten, aišku, didžiulė giminėčia, iki šiol turi po 4, po daugiau vaikų, labai jauna šalis. Tai dabar matom kairiai pusėje. Čia va yra atskiri įėjimai,
Ir čia viskas antram aukšte, ten yra baldai, yra kažkiek elektronikos, yra supermarketas su maistu, Yamaha, va, ten ir gali nusipirkti ir muzikos net techniką ir panašiai, bet aišku vėlgi, na jau čia nebus kaip tau pasirinkimo, kad va, noriu ten tokio televizoriaus ar tokio kompiuterio, kas atvežta, tas atvežta. Vienintelis kremas nuo saulės, arba toksimi, tokio dydžio buteliukas, arba netinka neimi jokio. Tai labai su daug prekių taip ir yra. Koks konteineris, ko užvežtas, tą turi pirkti. Nepatinka? Ką darysim? Lauk kito konteinerio. Jo, tai čia jau to pasirinkimo nėra, kai išskridimas kainuoja tiek smarkiai. Aš nežinau, tokios statistikos neradau, bet įdomu, koks procentas žmonių naurų iš vis galbūt nėra išvykę, ypač dabar jaunų, jau nebe to turtingų periodų. Bet jeigu ir išvyktum į kokį tą neįtin tolimą Kiribatiną, tai ar čia reiškia, kad pamatai daug pasaulio? Bet kai skridom iš Fidžio, tai toks irgi įspūdingas dalykas, atrodė, kad ten žmonės ten po 5 lagaminus gabena, po 6 lagaminus, tai na, aišku, turbūt užsiperka kažko, tu manai, ko pas juos nėra. Manau, ne arbūzų, bet gal kažkokios technikos gali būti, nežinau, kažkokių tokių prekių, kurios ypatingesnės šiek tiek ir jų čia tiesiog nėra. Nežinau, kaip ten su knygom, ar jie čia daug skaita. Šiaip įdomu, va, kaip matosi užrašai Keep Now Clean ir čia va, daug prieš rūkymą atsišaukimų, nes irgi viena labiausiai rūkančių pasaulio šalių. Tai viskas angliškai, na, šiaip oficiali kalba, jie turi savo kalbą, nauriečių kalba, bet nuo kolonijinių laikų dar tokia kaip jau elito kalba išlikus, anglų daug kas vyksta angliškai, o kadangi daug ir tų užsieniečių, dabar apie 8%, bet kažkada buvo tais fosfatų laikais 25%, tai taip jau tokia kaip tarptautinė kalba ir anglų, tai angliškai susikalbėti nėra čia problemų. Tas yra labai gerai, nes kai esi taip atokiai nuo Lietuvos. Kiek čia nuo Lietuvos yra kilometrų iš vis skaičiavai? Dar nežiūrėjau tiksliai iki šitos. Tūkstančiais. Ne, tai čia aišku, 14 tūkstančiai. Taip. Na tai vėlgi, jeigu kažkas atsitinka, kažko reikia, tai ačiū Dievui, kad bent angliškai gali susikalbėti. Taip, daug reklamų mobiliojo ryšio tinklų, aš įsik nepirkom, ganėtinai nepigus čia ryšys, o pas viešbutį turim Wi-Fi. Aišku, čia jau sunkiau su juo, greitis toks lėtokas, bet kažkaip dar įmanoma. Tai čia tu visada, jeigu tau prireiks kažką, nežinau, ten padirbėti ar kažką, tai visada va, gali grįžti. Nėra taip, kad būtum nutolęs kažkur nuo visos tos civilizacijos. Čia matom šiek tiek autobuso stotelių, tai šiaip dar internete yra informacijos, kad čia viešojo transporto nėra, bet vietiniai pasakojo, kad yra ir iš tikrųjų susitikom autobusą, gal dar susitiksim. Bet kiek susitikom, tai visi tušti, ką tik paleido, atrodo, žmonės nelabai naudojasi to viešojo transporto. Bet jeigu nežino jokio grafiko, jeigu nežino, čia stotelės matom yra. Tai kaip tu čia lauksi 3 valandas? O kažkada senais fosfatų laikais, tai aišku, ten buvo nemokamas visiems ir važinėjo. Bet ir dabar čia labai daug kas nemokama. Nė viena turistinė vieta nėra apmokestinta. Tai nuėjo muziejų, ten nemokamai. Ir iš kartas muziejininkas, aišku, kol ten priėjo pašnekėti, praėjo laiko, paklausiau, bet paskui pamatė, kad man įdomu, atėjo pašnekėti. Tai sako, na žinokit, euro pliusas, už nieką nereiks mokėti. Iš tikrųjų, prie nei vienos lankytinos vietos, nei ten paplūdimio, nei ten tų liekanų antro pasaulinio karo, nei tokias olas taip patėjom šiandien, tai ten niekas nėra apmokestinta. Na, jeigu ta ola, kur primesta šiukšlių dar reiktų mokėti, žinot, verkčiau jau. Tikrai. Čia va, kur buvo kairėje toks kvadratas, tai ten buvo irgi pastato liekanos, kur kažkada buvo vadų naurų pastatas, na, ant jūros kranto kapinės. Gražu kažkaip visada kapinės ant jūros kranto, ant vandenyno kranto šiuo atveju. Didelis vandenynas ir kryžiai kapinėse, dauguma krikščionys, tiesa priklauso kelioms skirtingoms grupėms, ir katalikų yra, ir kitų bažnyčių, čia daug tokių bažnytėlių, nors galbūt pastebėjote, o ar dešinėje, tai dar šita viena tokių gražesnių, bet kai kurios tai atrodo kaip tokie angariukai labiau. O čia va vienas lietuvių užrašų vietinė kalba. Aha, taip. Čia yra Nauru ir Australijos partnership, kažkoks bendras projektas Nauru ir Australijos. Šiaip man kas įdomu, kad nors ta statistika byloja ten baisiai apie tą jų milžinišką svorį, bet na, nėra taip, kad čia važiuoja kiekvienas žmogus labai storas. Nu, nėra taip. Na jo, kažkiek jau ir pripratę galbūt esam, nes to Ramiojo vandenyno regione visur yra, bet aišku, gal tai ir tokiuose salose dažnai būna, kad nuvyksti ir nepamatai situaciją, labai mažai kas pasiekia tų žinių likusi pasaulį apie šitas salas, tai
tos žinios gali būti pasenusios, yra ten kelios istorijos, pavyzdžiui, kiek žiūrėjau filmų iš esmės apie Nauru, tai visur tą pačią istoriją kartoja, kaip ten tais turtingaisiais laikais kažkoks policininkas valstybės tarnyboje dirbantis ir daug uždirbantis tų fosfatų pinigų, nusipirko Lamborghini, atsivežė čia, bet negalėjo važiuoti, nes netilpo už vairo. Na, tokia klasikinė istorija, kiekvienam filme labai gražiai skamba, jinai pakartota. Bet kaip ten iš tikrųjų, tai viskas, aišku, keičiasi, čia įdomus man tie papuošimai, aišku, keistai atrodo. Bet čia prekiauja čia tom kėdėm, žinok, ne? Iš kėdžių plasmasinių. Čia tokias, tai aišku, gal irgi, kai tie turtai pranyko, gal šiek tiek pasidarė ir perteklius to maisto. Nes aišku, kienai, kurių čia visai esti, tai jie tai visai smulkutukai, kaip ir dažnai kienams būdinga. Tai tikrai čia, manau, turėtų dar atmiešti tą statistiką, tai jau patys nauriškiai tikrai turėtų būti tokios bačkutės, bet kažkaip čia nemačiau. Aišku, yra tokių pavienių, žinoma, kad yra, bet taip, kad tiesiog, kad toli gražu ne kiekvienas ir ne kas antras. O čia matosi jau kaip mūsų apšviečia mūsų saulė, tai dėl to dabar jau esam vakariniai salos dalykai, iš esmės beveik užbaigiam ratą aplink salą. Gerai, teko pakeisti telefoną, dabar kitų telefonų filmuojam, nežinau, ar matot skirtumą, jeigu matot, parašykite į komentarus, kuris geriau, kadangi vienas perkaito, tai čia jau tai būna, saulė šviečia ir telefonas perkaito. Bet net ir apvažiavę visą salą, tai mes toliau tęsim filmavimą ir parodysim salos vidurį, kuo žemyn yra Nauru, tai savo sutartim su Australija, kad Australijos nelegalius migrantus yra sutikusi už pinigus priimti ir tos nelegalų stovyklos, kur atgabenami iš Australijos tie žmogeliukai yra, tai jie yra būtent salos vidury. Na, iš esmės ne tai, kad priimt, bet tokia mintis yra, kad jeigu kažkas atplaukia į Australiją, pasiprašo prieglobsčio, ten kai kurie galbūt yra tikri pabėgėliai, bet daugelis ekonominiai migrantai, tai tada juos perkelia čia ir čia įvertina. Tai čia kaip ir saugu irgi, tai jeigu jis tikras pabėgėlis, tai jam bus gerai ir Nauru, kadangi čia yra demokratinė šalis, jokie karas, joks terorizmas, šiaip nusikaltimų irgi mažai, na, tikrai liuks. Bet nėra turtinga. Tai tada va, tokie ekonominiai migrantai, jeigu jie žino, kad juos iškels į Nauru, na, tai jiems gal nėra ir tokio tikslo mėginti emigruoti tą Australiją. Tai čia tokia idėja, kartais ten padaugėja tų migrantų, priklauso jau nuo vidinės politikos Australijai. O dabar važiuojam pro jau artėjam prie Erino, netoli čia mes ir patys gyvenam. Šalimais yra uostai, tiesa, daug tų uostų kranų yra įgriuvę, taip įspūdingai, distopiškai irgi atrodo, turbūt ten krovė kažkada tuos fosfatus, bet tas poreikis išnyko, tai to pakrovimo neliko ir dabar ten perspėjimai, kad neikit šalia, viskas griūva, dalis jau ir yra įgriuvę. Tai apskritai tokie distopiniai vaizdai, kiek pamenu iš vaikystės, kai pirmą kartą sužinojau apie Nauru, tai būtent apie tą fosfatų pramonę, kuri jau tada ėjo žemyn, o paskui jau ir visai nunyko. Tai tikrai va, tą ir norėjau pamatyti ir šito video pabaigoje taip pat mes tų vaizdų čia pamatysim. Čia dabar dešinę reikėtų pasukti mūsų tuos konteinerius, kuriuose mes gyvename, bet mes savo kelionę tęsim toliau. Jo, čia kitas viešbutis, šitas neatsakė, atvažiavę čia supratom kodėl, tai panašu, kad jo gal ir iš viso nelabai yra čia. Čia jisai didžiulis, bet matyt kažkada reikėdavo daugiau tais laikais, kai buvo turtinga šalis, važinėdavo čia visokie fondai, trindavo protą Nauru žmonėms, kad investuokit ten, Pavyzdžiui, miuziklą, ar ne? Ja, tą miuziklą, jo, tai neįsivaizduoja, paskui sako, 100 nauriečių skrido pažiūrėti. Na, tokia paprasta bažnyčia, varpas, matėt, lauke tiesiog stovi. Čia va toks pastatas, kur yra ir paštas, nežinau, ar vienintelis, bet matėm vieną, ir bankas, ir ta Digicel atstovybė. Bankomatas, kuriam pinigėlių. Čia beje pinigėliai, tai yra Australijos doleriai, Nauru net savo valiutos neturi. Tai vėlgi įdomus toksai aspektas, bet turi savo pašto ženklus, tarkim, ir tai jais irgi prekiauja. Welcome to Boy, tai čia yra vis skiriasi tos savivaldybės. Taip, tai dabar pravažiuojam tuo gal kitų kelių čia aplink oro uostą. Tai kiek laiko užtruko mums ir pasižiūrėm. 17:10, na tai apie pusvalandį, bet dar teko keisti telefoną, tai, manau, 25 minutės, sako. Labai įdomu, kad čia krepšinio aikštelių tikrai yra daug, tai netikėta man šiek tiek, nes šiaip jų nacionalinis sportas yra australiškas futbolas, tai vienintelė šalis be Australijos. Tas toks, mes esame Melbourne matę, tai taip keistai atrodo toks apvalus stadionas ir tam apvaliam stadione viskas vyksta kaip futbolo varžybos. Dabar važiuojam, tada važiavom pradžioje tuo ten toliau dešinėje keliu, o dabar važiuojam kitapus oro uosto tuo keliu, kuris būna uždaromas
kas kartą, kai tik tai nusileidžia lėktuvas. Ir netrukus važiuosim pro tą vietą, kur tas kelias uždaromas. Tai to ir pasižiūrėsim. Čia buvo kairėje ta reklama Kinijos projekto po sporto centro, tai visur pilna tų reklamų, kaip Kinijos liaudės Respublika remia. Va čia yra grožio salonas kairėje, na nežinau, ar norėčiau labai daug čia palikti savo plaukų, pavyzdžiui. Nukirpti, aišku, tikrai gerai nukirptų, bet įdomu, kaip... Tai štai, šičia vartai, jo šiandien buvo uždaryti šitie vartai, dabar kairiai terminalas, dešiniai pakilimo takas ir štai čia iš ten į čia važiavo tiesiog lėktuvas, va šičia, va šituo taku, dešiniai atvažiavo ir ten tam terminale išleisdavo žmonės. Ir keleiviai, kuri lipdavo, tai irgi va čia turėdavo iš to takų praeiti. Tai maždaug kokia, nežinau, 1,5 valandos šitas kelias buvo uždarytas, tada šiek tiek labiau užsikišo anas kelias tuo metu. O va čia va yra parkingas, čia palieka mašinas, kas atskrenda, kas išskrenda, ką pasitinka. O dabar kelias tiesiog ir net nepasakysi, tik tai, kad ten teoriškai galėtum nueiti ant pakilimo tako, bet grasina 12 metų kalėjimo, ar ne, už tokį 12 mėnesių? Ar mėnesių? Mėnesių buvo? Nu, žinok, aš nei 12 mėnesių, nei 12 metų nenorėčiau čia praleisti kalėjimą. Jo, tai gal... Man atrodo, čia bus tas ženklas, aš to patikslinsiu. Jo, jisai buvo ten prie to, kur paprasčiau buvo nueit, bet pasižiūrėsim ir čia. 12 mėnesių? 12 mėnesių. Nu, bet tai mėnesių. Nu, turbūt čia už recidyvą, bet... O šiaip įdomi teisinė sistema yra šičia, kadangi kaip pas juos kai tiek mažai žmonių, tai yra ten apeliacinis teismas, bet tą apeliacinį teismą dar gali kartais skųst Australijos teismui, tai toks išlikęs, matyt, jie neturi galbūt to aukšto lygio teisėjų, kai kurias bylas. Lyg tai tas mažėja ilgainiui ir tų bylų yra mažiau, bet nors Nauru buvo jau nepriklausoma šalis, bet vis dar buvo galima skųsti. Bet kaip įdomu, tai kada Australijos teisėjai privalo ir Nauru teisę išmanyti, ar ne? Kadangi ta teisė bendros kilmės yra, tai yra taip, britų. Vis tiek čia ir paprotinės, manau, vis tiek esti tokių dalykų. Tokiuose kraštuose paprastai tokiuose būna, kad ir pagal papročius reikia įvertinti situaciją. Tai turi išmanyti kultūrą visai. Tai dabar mes apvažiuosim oro uostą ir grįšim per į areną tuo keliu, kur prieš tai važiavom į priekį ir tada važiuosim į salos gilumą. Va, dar vieną krepšinio aikštelę matom. Tai visai gerai įrengtas, jo, Big Rover. Road closed ahead. Va šitą va, kur dabar apversa ženklas, tai jį pastato, tai uždaro kelią į dešinę dabar. O aš anksčiau nemačiau tik dėl to, kad jis buvo užverstas. Jo, tuo metu, kai važiavom dieną ir buvo čia buvo uždarytas tas kelias, tai tada jau tas ženklas buvo atverstas, tai kažkieno yra darbas atverst ženklą. Įsivaizduoju, kaip lėtai eina. Tai mes matėm, kaip lėtai atidarinėja tą ženklą verčia. Jo. Dabar va, apvažiuosim pakilimo taką, va čia baigėsi pakilimo takas. Būna perspėjimai irgi anoj pusėje labiau šalia miesto, kad atsargiai labai, kadangi arti lėktuvai, tai pučia tas net vėjas, tu gali jaust, kaip pučia nuo reaktyvinių variklių. Na ir čia vėlgi welcome to Nauru ir bus išvardintos kokios gentis ir kiek tų genčių žmonių čia gyvena. 12 Nauru genčių, Iruva 3700, ir Mut 2450, na ir mažėja 200, 100, 100 ir ten jau paskui porą išnykusių. Dabar va vėjarodė, tai pagal tai galima pamatyti, iš kurios pusės leisis lėktuvas, ar kurią pusę kils, kadangi prieš vėją. Šiandien dėja jau lėktuvų nebebus? Šiandien nebus jo, tai vienas skrydis, bet šiaip tai, nežinau, man viena įdomiausių tokių dalykų čia, va, štai arti, kaip salose gali matyti lėktuvus. Net pilotas netau pamojavo, ne? Ir taip arti buvai. Visi draugiški, malonus, tikrai malonumas, ką? Nes iš taip arti negali, nes kitur tai vis tiek yra kažkokia saugumo zona aplink oro uostą, tai net jeigu yra kažkokia apžvalgos aikštelė, jinai yra gana toli, ten tikrai nepajusi reaktyvinio variklio stumimo. Ir va čia va irgi viena iš tų gražių vietų, kairėje pusėje matosi, kur galima pasižiūrėti tokios pavėsinės prie vandenyno. Tai to irgi žavu Nauru, nes šiaip daug ramiajame vandenyje ir Nauru yra taip, na, kaip pasakojo mums, kad visa žemė čia yra privati, jinai priklauso tik nauriečiams, jinai nėra kažkaip negali jos ten užsieniečiai supirkti ir panašiai, jeigu užsienietis daro verslą, tai gali nebent nuomoti žemę. Tai būdinga visur, kad žemė
ramiajam vandenyne dažnai gali būti tik paveldima daugybėje valstybių ir jos negali pirkti parduoti, bet kitur tai prieina prie tokio nelabai gražaus turistui dalyko, kad iš tavęs prašinėja pinigų. Pavyzdžiui, ten kokiam Mikronezijai buvom, ten, kad pasiektum Anan Madolą, tai tokie yra senoviniai griuvėsiai, ten apleistas senovinis miestas, kur toks paslaptingas, mistiškas, bet esmė ta, kad jis priklauso ta žemė, kuris stovi vieniem priklauso, tada žemė pakeliui, kur eini pėsčias priklauso kitiem, o ten, kur palieki mašiną, dar tretiem, tai realiai kiekvieni po kažkiek susirinko, tada ir taip daug kur yra. Tai čia Nauru niekas iš mūsų neprašė pinigų, gali prie tų paplūdimių laisvai prieiti visų ir nepaisant to, kad ten kažkieno privati žemė, bet jie taip žiūri laisvai, kad žmonės ateina prie tų ten japonų pabūklų. O čia va, vidurinė mokykla, matom, Ireno. Čia dabar proftechninė mokykla. Kitur tai būna, kad ten daug tokių, kelinta mokykla. Čia tai nežinau, čia arba viena, arba kelios. Mokykla, tai ką? Dar koledžas paskui yra tenai kitoj pusėje. Ir dabar netrukus važiuosim į salos gilumą. Man tai čia dar kas buvo įdomu, kad tam muziejui tikrai tokių labai senų nuotraukų yra įvairiausių ir iš Antrojo pasaulinio karo, ar ne? Ir kiek čia dužusių visokių, ir lėktuvų, ir kad tiek daug ir paliktų dalykų, toliau gamta juos įtraukinėja, apiminėja visus tos ginklus, ar ne? Prieš lėktuvinius ir panašiai gali tokių dalykų prisižiūrėti ir nieks neužtverta, gali ten karstytis, daryti, ką tik tai nori. Tai įdomu, o ne? Jo, baisu visada, kad laukinių šunų, kurių čia nemažai yra, nesusitikom, bet laimiai mes nesusitikom toje vietoje, gal arčiau namų būna daugiau tų šunų. Va dabar ten tolumoje matosi tie sugriuvę visokie uosto kranai. Kairėje pusėje. Tiesiai priekyje tolumoje. Ir dabar pasisuksim ir jau važiuosim į salos vidurį. Taip, tai dabar dar čia grįžtam į kairę. Sveiki atvykę į Amo, tai čia tų kaip savivaldybių, nežinau, riba yra šičia. Aivo, atsiprašau, Aivo, tai perskaičiau. Taip, ir dabar va, ten reikės sukti dešinę, napus šiek tiek pavažiavus toliau šito. Čia va, matom, daug kur yra diesel generatoriai, tai reikia jiems kažkaip gamintis elektrą. Dar saulės elektrinių tiesa dabar jau pastatyta, bet šiaip tai diesel generatoriai, saulės elektrinės ir viskas. Vandenį desalinizacijos būdu ima, iš druskinimo, iš vandenyno, o žiūrėk, kamštis. Kamštis? Nebūti dalykai. Bet čia dėl to, kad suks turbūt jis, ar ne? Jo, turbūt mes irgi, bet toliau šiek tiek bažnytėlė. Kadangi daug tų skirtingų denominacijų, tai tos bažnytėlės labai mažas, nes išsiskirstė, kas kur eina. Čia yra toksai restoranas, kur porą kartų buvom kinų į tą pusę, tai jis yra jūriniuose konteineriuose irgi įrengtas. Atrodo, tai taip nejaukiai, nežinau, bet ten ir kompiuterinė yra ir vaizdas neblogas. Ypač dabar į dešinę sukim. Tenai va, kur suko tie pagrindinių kelių. Palei kinų reklamą, ar ne? Jo, palei reklamą kinų, kad jie statys sporto centrą. Dabar čia sukom į dešinę. Praleisim čia jį. Nu gerai. Ačiū. Tsunami evacuation routes. Jo, tai kaip ir visur, vandenyne čia yra žemesnė dalis ir ten yra aukštesnė salos. Tai yra tie tsunamio, jeigu išgirstum žemę, pajustum žemės drebėjimą ar būtų pranešimas, tai reiktų bėgti aukštyn kažkur šimto. Nežinau kaip tu, bet aš nenorėčiau, kad kažkoks kataklizmas atsitiktų. Na taip, tikrai ne. Čia matom kažkokie irgi daug tokių yra pusiau sugriuvusių kažkur, kur net sunku pasakyti, ar čia kažkas vyksta, ar čia apleista kompleksų. Turbūt didelė dalis iš tų fosfatų pramonės laikų nebenaudojami. Ta fosfatų pramonė čia labai jau 20 amžiaus pradžioje buvo prieš daugiau negu 100 metų, bet iš pradžių kolonistai kasė, iš pradžių čia buvo vokiečių kolonija, jie kasė, paskui ten britai su australais kasė. Na, bet galiausiai tapo nepriklausoma jau po Antro pasaulinio karo šalis ir tada galėjo pagaliau užsidirbti savo tos pinigus, na, bet aišku, tie fosfatai baigėsi ir viskas ten pasibaigė. Dabar pavažiuosim šiek tiek į kairę pusę prie vienintelio salos ežero, čia į kairę ir tiesiai. Važiuosim
praeisim tą ežerą ir tada važiuosim jau į tą zoną, kur kasė fosfatus. Tai dabar tiesiai, vėlgi matom, kam tai Buana, vėl kertam savivaldybių ribą. Daugybė tokių. Ir daugybė šėlų reklamų, vėl kairį, dešiniai. Jo, ir tą patį iš esmės reklamuoja, tai matyt, va, jų parama yra tas sporto centras. Čia dabar va, į kairę pusę yra aukščiausia kalno kelias, uždarytas, bet kai mes privažiavom ir paprašėm, tai mus ten praleido. Ir ten taip pat yra liekanos japonų kalėjimo. Antrojo pasaulinio karo laikų tai tas kalėjimas nėra kažkoks vienas pastatas, bet tiesiog tarp tų tokių uolinių kolonų įkištos tokios betoninės kameros kalėjimo. Viskas apleista, viskas užaugę. Net savaip ir įdomu. Europoje tai viskas tvarkinga, muziejai, bet čia vat, viskas taip ir liko ir gal net kartais lengviau tos laikus įsivaizduoti. Į kairę sukam ir čia matom vienintelis yra Salos ežeras, aišku, krepšinio aikštelė irgi garbingoje vietoje. O Nauru, weightlifting. Važiavome. Okay. Tas ežeras, kiek rašo, tai tikrai maudytis nėra tinkamas. O kiaulės mes beje čia kažkur buvom. Jo, žiūrim, gal sustiksim kiaulių vėl. Ar nebent troškinijas šiandien Kas tipinės parduotuvės dešinėje, kaip irgi jūriniam konteineriai. Bet važiuorim, jeigu buvo, man atrodo, palauk, jos čia kairė gal šiukšlės sėdė. Anasika, ne? Jo, čia šiukšlės, tokios purvinos dvi kiaulės šiukšlės sėdė. Kur jos čia dabar? Ar jau puodė? Nežinau. Jau kad jau puodė. Gaila puliukų. Šiaip šitam regione tai nemažai būna, kad na, laisvai gaunasi kiaulės, tiesiog nėra laikomas kažkur ten tvartuose. Kaip ir šunės ar tenai. Bet va šunės tai tokių ir bulterjerai, na tokie, kur tikrai pikti ir palaidi laksto, bet tas kažkaip labai nejauku, ar ne? Taip. Vėl apkeitėm telefoną atgal. Galima tik įsivaizduoti, kokia čia temperatūra. Ja. Nugaidė, skuodžia. Nu gerai. Pabėgai, nebūsi šiandien į puodą. Taip, čia ir palmių prikritusi visai nemažai. Coffee tea, ar traukia čia vilioja atsigert arbatos ar kavos šitam restoranėlį. Dar netokiuose esam valgę. Ja. Įdomu, pajunti tą vietos dvasią, tai mes čia, kaip kiti atvyksta kokiai, nežinau, vienai dienai, mes čia 4 dienom, aišku, dirbam nuotoliu tam konteinerį ar terasoj prie jo, bet kartu ir taip tą dvasią daug geriau pajunti šalies. Dabar, pavyzdžiui, mes čia kur pasakojame, mes jau praškai viską esame apvažiavę ir viskas sukelia kažkokių prisiminimų, ten va japonų kalėjimas, ten grūdomės per džiunglės ir tas tokias tankų mišką, ne džiunglės čia iš esmės prie tų pabūklų ir ten laukiam, kol lėktuvas nusileis. Tiesa, dabar per vėlai atvažiavom, tai rytoj tikrai turėtume pamatyti tą nusileidimą. Nes kažkaip anksčiau nusileido, ne? Jo. Kažkaip Nauru visada įpratęs, kad viskas vyksta lėtai, o čia atvažiuojam jau, kai dar važiavom 20 minučių iki, kai turėjo nusileisti, jau nusileidęs. Kažkaip buvo gaila, bet tada tiesiog palaukim, kol pakilo iš tokios labai fainos stebėjimo vietos stebyklos, įrengtos vietos žmonėms ir tikimės rytoj tą malonumą dar pakartot. Taip, dabar važiuojam šičia ir tuo pačiu keliu išvažiuosim ir tada važiuosim ten jau į Salos Va, gilumą. dešiniai, pavyzdžiui, 3 dideli šunys. Palaidi dideli šunys. Labai daug gaidžių. Nežinai, ko iš jų tikėtis. A, įdomu, tie šunys kam nors priklauso ar ne? Va, čia irgi dešiniai toksai baltas šuo didžiulis. Va. Ar tu esi Nežinau. kažkieno ar ne? Tai kairę dabar, tai va vėl grįžom, čia važiavom visą tą ežerą, o ten paliekam tą pačią krepšinio aikštelę ir dabar važiuosim jau į tą zoną, kur buvo fosfatų kasyba ir kur ypač ta Nauru kartu yra tokia visų gamtos mylėtojų, žaliųjų gamtosaugininkų, tai toks maždaug siaubo pavyzdys, kaip nualino visiškai tą savo salą ir galiausiai ir tų pinigų neliko ir visko. Na, man tai gal baisiausia ta pirma dalis, kur iš tikrųjų, kad jau ir australai kiek išsivežė, ar ne? Čia net tai, kad ten žmonės patys išsikasinėjo, ne, tiesiog kolonistai tą Jo, darė. ir kolonistai paskui pardavinėjo savo ūkininkams žemesnėm už rinkos kainą, na ir tik tai kažkokie trupiniai atitekdavo vietos žmonėms tuo metu, bet kita vertus Nauru, na, jie tą politinę sferą tai kažkaip visai įvaldė, tai jie ten buvo padavę paskui jau po nepriklausomybės į teismą Australiją. Ir ten visai prisiteisė. Kažkiek Australija kompensavo už tą žalą. Tai dabar va reikės ten į kairę važiuoti, bet šiaip įdomus dar toksai dalykas, kad Australija
netgi siūlė Nauru žmonėms, sako, mes visus jūs iškelsim į Australiją, tiesiog čia dar prieš nepriklausomybės išvakarėse, kad... Nepriklausomybė 1968-ieji. Čia kai minim nepriklausomybę, tai reikia turėti omeny 1968 metus. Tiesiai dabar važiuojam, čia jau baigsis kelias grįstas. Tai siūlė tiesiog iškelsim jūs visus į Australiją, ten tokią salą jums duosim. Čia dabar bus toks jau... Jo, šito nemėgstu gabalo. Labai čia jau taip ne fainai. Gal mūsų mašinėlė ne jauna. Kiek jinai čia palauk nuvažiavusi? 96 600. Tai tikrai labai daug nuvažiavusi. Ir nėra... Turbūt jau ne tik šitoj saloje, čia jau turbūt naudota buvo atvežta iš Japonijos. Tai va, tai jiems siūlė visą salą, bet aišku, toj saloje būtų tapę Australijos piliečiais, tai kiti gal būtų apsidžiaugę, bet tada jau jie nepriklausomybės būtų neturėję, būtų tiesiog Australijos vienoje saloje gyvenanti tauta kažkokia. Na, tai jie griežtai jau šito atsisakė, sako, jiems siūlė todėl, kad australai kaip jautėsi kalti ir kažkiek atnualino tą jų salą, tai sako, jums čia nebetinkama gyventi, viskas jau. Na, bet jie sako, ne, mes vis tiek čia gyvensim, šuo eina ir duokit nepriklausomybę. Ir davė nepriklausomybę ir jie čia tada dar patys kasė, patys tų pinigų užsidirbo po to. O buvo labai panaši kita sala netoli Banaba, dabartiniam Kiribati. Tai iš ten buvo iškelti žmonės iš esmės ir irgi fosfatai ir ten viskas jinai nebegyvenama, o buvo kažkada gyvenama, žmonės buvo iškelti kitur. Tai čia jie pasirinko kitą kelią. Va čia viena tokių, ten matosi dabar kairėje saulės elektrinės. O čia vienas tokių baisesnių, distopinių tokių ruožų, tai mašinų apleistų ruožas. Va čia matom visur dabar šalia kelio. Tos mašinos kaip šita, kai jau tampa visai nebevažiuojančias, tai čia tiesiog atveža ir numeta. Aš manau, mūsiškiai irgi čia baigs, ar ne? Nu, manau, kad taip, kažkada, nežinau kada nors, nežinau kada. Ir čia sąvartynas bus kairėje, tai ta sąvartyną rekomendavo aplankyti kaip lankytiną vietą, kai muziejai paklausiau, ką čia verta aplankyti. Tai irgi tą tokį požiūrį parodo skirtingą, nes na, jiems tai kažkas unikalaus, vienas sąvartynas saloje, kažkas išskirtinio, o aišku, žmogui iš kitur atvykusiam atrodo, ko čia man tas sąvartynas siūlo lankyti. Nors kita vertus, kai ten praėjom pro tas visas mašinas, tokias savaip įdomu, o pas juos populiaru taip važinėti sunkvežimiuose, bagažinėje, na, kėbulė, ta prasme, vaikus ypač susisodinti iš tų savo didelių šeimų. Tai dabar va, netrukus važiuosim pro tą sąvartyną ir taip pat ten toksai takas tuščias, kur jau prie tų senų japoniškų pabūklų dar išlikusių. Čia yra daugiau tokių vietų, bet kažkur ginklas ar ten numušto amerikiečių bombonešio dalis, viskas užauta. Čia matom, kairėje pusėje yra sąvartynas. Labai man nepatinka šitas kelias, nes paskui tokia mašina purvina būna. Aš nežinau, ar nebus taip, kad mūsų prašys primokėti dar už valymą. Na, Japonijoje matyti, Amerikoje galbūt, čia nežinau. Gal ir ne. Jau rytoj ryte sužinosim, kai reikės mašiną. Va, kairėje pusėje čia matosi toks laužynas. Visiškas ir kairėje, ir dešinėje pusėje. Visiškas. Vienur dar atrodo gal ką tik atgabentos mašinas, bet čia tai nežinia prieš kiek metų dešimtmečius sudaužytos ir kartą žmogus veikia ant kelio. Viskas gerai. Žiūrim. Gerai. Taip, man atrodo, tiesiog žinok prisėdęs pasiilsėti. Einam ieškoti dar vienos japonų patrankos nuo antro pasaulinio karo. Čia yra metalo laužas, išmetami visi automobiliai, jūriniai konteineriai. Aplink mus begalybė šiukšlių, nuo Coca-Colos išmesto šaldytuvo iki autobuso, daugybė lengvųjų mašinų, jūrkėbulų ir kitokių dalių. Metalo laužas baigėsi. Dabar ten laimė, kad muziejui tikslės koordinates. Tai galiu dabar tiksliai eiti prie tų koordinačių ir turėtume rasti. Pažiūrim kažkur tą kryptim. Čia jau visai takas susiaurėjęs.
Paskui slaptinti ginklai buvo. Jau matau. Čia 2 neturėtų būti. Bunkeris dar. Visada įdomu matyti, kaip Ramiojo vandenyno salose tokie reliktai, o tiesiog lieka. Kitur tai būna daug jų, nežinau, supjausto, išveža. Štai čia tiek metų, 80 metų. Dar kitur kažkur į muziejų sudeda, čia stovi, niekam nereikia. Tai čia viena pozicija, ten va kita. Priekį. Įdomu taip sėdėti ir įsivaizduot, kas čia vyko prieš 80 metų, 80 kelis metus. Ir dar, kai atvažiuoja mašina iš priešpriešo, dar apdulkina belia kaip ta mašinėlė mūsų, tai tada išvis jau. Tokia purvina iš išorės. Jo, priekinis tik gal pasivarėm truputį dalytas, tai va matosi turbūt pro čia, kad nelabai kas ten matosi. Pro veidrodėlį kažkiek matosi, aišku. Tai dabar važiuojam į tą fosfatų kasybos zoną pamažu. Dar kažkiek kasa. Kažkiek nežinau, čia irgi vėlgi, kaip sakau, apie šitą salą, tai tokia informacija labai skirtinga. Ir pats atvažiavęs, tokia vieta, kur tik tu atvažiavęs kalbėdamas su vietiniais, tu išgirsti tą tiesą, nes ta prasme, šiaip tai būna kažkokios, čia sakėme, buvo rinkimai neseniai, na, tuos rinkimus viena žurnalistė sako, iš užsienio atvyko ten iš CNN, o šiaip tai rinkimų tiesa rezultatai nors 12 000 žmonių, balsuotojų dar mažiau, bet skaičiavo nuo šeštadienį rinkimai, tai suskaičiavo ten tik naktį iš pirmadienį į antradienį. Ir įdomu, kad nėra partijų, tai yra kiekvienas yra grynai už save. Yra viena partija, bet net neturi daugumos parlamente, ta prasme, tiesiog, jo, šiaip renka tiesiog apygardos yra. Kiekviena apygarda ten deleguoja po kelis kandidatus, ne po vieną, tokia keista sistema, kur ten kažkaip skiri balsus už kelis, bet vienam skiri visą balsą, tada kitam skiri pusę balso, trečiam trečdalį balso, na ir taip toliau, tai toks gal taip, kaip pagalvoji, gal ne taip ir lengva suskaičiuoti. Nu jo, iš tikrųjų nelabai lengva tų trupinių, ne? Kiek kas pritrupino. Bet sakai, dabar jau Wikipedijos naujienose paskelbta, ar ne? Tai kas laimėjo? Jo, na tai kas išrinkta, nežinau, sudėtis, ten net nėra daug pilnos sudėties, turbūt tai nėra gal toks. Niekur nelabai sakytų tiek vardai, turbūt. Prezidentas, bet prezidentą jau parlamentas turi patvirtinti, tai jis išrinktas į parlamentą ir gali toliau tęsti, bet jeigu jį patvirtins, tai jis toliau tęs savo naują kadenciją. Buvom parlamente, tai ten dar vis labai daug apie COVID-ą prirašinėta įvairiausių dalykų. Dar šiaip smagu, kad kitur keliaujant jau taip pamirštas yra klausimas. Bet dažniausiai, kur pamirštas, tai kur visokie karai nustelbė jį, tai čia tiesiog tų kitų problemų neatėjo, visa geopolitika nuo čia labai toli, iš jos tik uždirbi pinigus, bet ne rizikos tau kaip ir nėra kol kas. Tai pagal tai, ką tu pasakai, atrodo čia rojus kampelis. Šilta, vandenynas, problemų nėra. Tai va, jums įvertinti, jūs galite komentarus parašyti, kaip jums atrodo čia rojus kampelis ar ne. Įdomiai čia taip dviprasmiškai, aišku. Brangu minusų yra daug irgi, brangu išvažiuoti. Visiškas pasaulio pakraštys, man toks čia jausmas. O dabar vakairiai bus ta pabėgėlių stovykla ar migrantų stovykla, na, viena iš tų stovyklų, kur Australija atsiunčia nelegalus atvykusius į Australiją ir kol jį vertinama, ar jie turi teisę į pabėgėlio statusą ar ne. Tai jie gyvena čia nelabai kas iš tikrųjų matosi nuo kelio, gal ir nežinau, kiek čia filmuoti galima, bet va, ten tiesiog užvažiavimas. Na ir paskui tiesiog tokie eiliniai vienodi pastatai, panašus kaip ten matėme apleistus, tarkim, šalia vandenyno, kai važiavom. Ir yra net 3 čia tokios stovyklos, kai buvo priklauso nuo Australijoje kokia politika tuo metu, bet kai politika buvo palanki, sakykime, tam siuntimui, tai vienu metu virš 1000 čia buvo jų, tai 10 žmonių tuo metu saloje, bet jiems kaip ir buvo darbo, nes ten gal 15% salos žmonių dirbo kažką su tuo susijusio, kontrolę kažkokią ir panašiais. Tai vėlgi, tai dar vienas būdas, kaip jie uždirba pinigus realiai per savo biurokratiniu aparatu ir sistema ir nepriklausomos šalies statusą. Bandė čia, aišku, ir offshore
galima nusipirkti už dabar, vienu rašo $100,000, kitur $140,000, matyt, kaip ten vertina. Kiek nusidėrėsi? Ir kas įdomiausia, kad sakė, jau ten gal apie 10 žmonių yra taip nusipirkę tą pilietybę, na tai vėlgi, tai tokiai šaliai tai didžiulė suma, bet nei vienas iš tų žmonių nėra net buvęs. Kad vienas pilietybės neturėjęs žmogus iš Kuveito, tai kad turėtų, kiti kažkokie vokiečiai ten dėl politinių sumetimų nusprendė turėti antrą pilietybę ar nusipirko štai naurų pilietybę. Tai daug tokių kelių keistų galbūt užsidirbti ir kitur tai ten būtų toks juokingos tos sumos, bet kai 12,000 žmonių, tai tos sumos tikrai nemažos yra, kad tu gauni tai šaliai netaip per mažai. Man tik klausimas, kiek nusėda tos grietinėlės viršutinės visokių politikų kišenėse ir kiek pasiekia tuos eilinius žmogeliukus, kuriuos mes čia kasdieną matome. Tai dažnai iš tikrųjų būna, kad tos šalys, ypač tokios kaip Australija, ten kur, sakykime, save mato kaip socialiai atsakingas, tai jos tą paramą ne tai, kad išmoka kažkaip tai, bet kažką daro tiesiog. Tai čia, važiuoju, susitikom kažkokią Australiją, kur ten kažkokiais apmokymais dirba, nežinau, kažką ten apie klimato atšilimą sakė, ar ne? Man atrodo, vegetation sakė. Apsodinimą turbūt galbūt fosfatais plotų nykusių. Dabar čia kairiau, čia bus toksai kaip žiedas. Na, matom, salos giluma visiškai tuščia. Tai dabar važiuojam kairiau ar dešiniau? Kairiau. Visiškai čia jokių gyventojų nėra, jokių miestų, nors dabar yra vėlgi ta idėja, kur kalbant apie ten klimato kaitą, kaip ją mato čia, tai tos šalys, kur koralinės, tai jos labai bijo, kad jas apsems, čia kaip jiems ir nereikia bijoti, bet kita vertus, čia yra pas juos visi miestai šalia vandenyno, tai jie čia nori kažką aukščiau pastatyti į dešinę. Dabar reikės, ne, tai palauk, čia yra kaip žiedas, tai į dešinę per čia. Taip, aš tiesiog čia vengiu tų visokių akmenų. O čia va, kur ta RPC campsite tai yra Regional Processing Center, tai tas būtent migrantų centras ir jo stovykla. Taip pat Ron-Foss Workplace Site rodiklė, na tai Ron-Foss, tai jau čia fosfatų tiesiai dabar. Važiuojam? Tiesiai. Ir dabar jau galutinai išpurvinsim savo mašiną. Iš čia tokios dulkės pakyla ir stovi. Tai va, ką turėjau omeny, kad iš tikrųjų dažniausiai remia tos projektus tada, tokius kažkokius projektus. Aišku, tada irgi gali diskutuoti, kiek ten australai pasamdo savo kažkokius mokytojus atsiunčia, tai kiek ten iš tų pinigų realiai naurų nusėda, o kiek ten išmokama tiems australams mokytojams. Tai nežinau, čia analizės nedariau šito klausimo. Čia mes tik parodom, kaip tas vyksta realiai, o jau kaip, ar čia gerai, ar čia blogai, tai matyt spręs kiekvienam atskirai. O čia va, kasyba vyksta dar, žiūriu, fosfato dešinėje pusėje, kairėje, atsiprašau. Vyksta dar ta kasyba. Va šitas bus kraštovaizdis nusiaubtas, sakėsim, kaip sakoma. Man tai čia jau šis atrodo kaip Mėnulio paviršius gal ar ne? Na taip, jo, kažkada viskas buvo žalia, kas prisimena pasakoja, tokia tipinė sala, užaugus ir derlinga, bet dabar va toksai kraštovaizdis ir tas va man ikoninis toks vaizdas, toks apleistas kranas stovintis kartu fosfatų visur. Žirafas pasirodyti. Šiaip gyvūnijos čia daug nėra. Ne, tai visiškai aišku, daugelį tų salų, kadangi tiek žmonės, tiek gyvūnai per Ramųjį vandenyną keliavo ir apsigyveno iš vakarų į rytus daugiausiai, ten iš dabartinės Naujosios Gvinėjos ar Filipinų ar kažkur. Na, tai čia jau ganėtinai toli yra, tai tie gyvūnai kažkokie didesni, ypač nei atvyko, nei susiformavo tos rūšys, nei kažkaip atsirado. Tai
važiuotume dabar išilgai tą ir dar ežerą apvažiavom, na, iš esmės praktiškai viską, ką čia matėm per kelias dienas, parodėm per tiek laiko. Jeigu jums tokie video įdomus, kviečiu spausti mygtuką like. Čia jau turbūt teks ir apsisukti. Čia viskas, jau reikia apsisukti, atvažiavom šičia ir Jis jau keistai taip sargasi mus žiūri, ar ne? Aha. Čia stafo only, nu tai gerai, jau čia dabar mes apsisuksim, nes kitaip galim turėti problemų. Tokių video kaip šis yra tikrai daugiau, kur važiuojam skirtingiausiais pasaulio, keiščiausiais, įdomiausiais, aukščiausiais keliais. Iš Ramiojo vandenyno taip pat dar turėtų būti tinklalaidė iš arba Tongos, arba Samoa. Jo, ir taip pat iš Marijanų salų, ten šiek tiek kitoks video, nes turim taip pat ir AŽ kelionių dienoraščius, tai jeigu čia daugiausiai važiuojam, tiesiog rodom kelius, na tai ten jau tokie nuotykiai yra, kaip jau ir be automobilio dažnai kitais būdais tiesiog bandom pasiekti vietas, nes jeigu va čia jau atrodo, kad yra tų kažkokių apleistų antro pasaulinio karo reliktų, tai ten ir tos atominės bazės, iš kur kilo branduoliniai bombonešiai, Hirošimas ir Nagasakio, dabar viskas apleista, po visur galėjom vaikščioti ir išnaršyti laisvai, nes nieks neužrakina, tiesiog įspūdingos unikalios vietos. Tai jeigu jums tai įdomu, kviečiu prenumeruoti, taip pat jeigu kyla klausimų apie Nauru ar pastebėjimo, kviečiu paspausti mygtuką, kviečiu parašyti komentarus, na, o mes dar parodysim tą konteinerį, kuriam gyvenam ir taip pat keletas įdomių vaizdų iš Nauru. Taip, kad dar liekame Ramiajame vandenyne bent mėnesiui ir tikrai manau, kad dar bus labai daug įdomybių. Mašinėlė dar valandžiukė ir mūsų namai. Atrodo, jūrinis konteineris. Čia turim stalelį, kėdes, matosi puikiausias vaizdas, nes esam ant kito jūrinio konteinerio viršaus, kas yra visai gerai ir va, jūra. Ir tada galim užlipti patį vidų. Štai visas mūsų konteineriukas. Vidui vietos daug nėra. Tai matom pagal tai, kaip jie atsidaro mūsų lagaminai, kaip vietos užima. Bet iš principo viskas, o reikia telpa. Čia va dušas, tik vienas kranas, bet nusistatai maždaug, tai taip nėra karštas vanduo, bet ir nėra nekomfortabiliai šaltas. Toks koks bėga. Kondicionierius yra, šaldytuvas, kriauklė. Čia dirbam, va, kompas. Aš išsinešu paprastai į lauką. Šeimininkų damas irgi iš konteinerio, šiaudės mašina jau laukia moteris, kada galės paimti iš anksto. Tai va, einu ir grąžinsiu jai.